Vakarai buvo kategoriškai prieš mūsų nepriklausomybės skelbimą. Ir tik tai po 91 vasario 9 referendumo plebiscito, kuriame Lietuvos tauta tvirtai pasisakė dėl nepriklausomos demokratinės valstybės, to pagrindu buvo priimtas po 2 dienų vasario 11 konstitucinis įstatymas, kurio nuostatos yra inkorporuotos į 92 metų spalio 25 konstituciją. Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika, taškas. Suverenitetą atiduoti galima tik 3/4. Kai kuriem beraščiam, kurie nesupranta, kad 3/4 yra 75%, tai paaiškinu, kad tai yra tas pats visų rinkėjų balsų. Primenu, kad 91 metų Liepos 29 Rusijos federacija pripažino Lietuvos Respubliką, o 91 metų rugsėjo 6 TSRS valstybės taryba pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Primenu ir parodau divergenciją, kaip po to Europos ekonominė bendrija Maastrichto sutartimi pasirašyta 92 vasario 9 pertvarkyta buvo į Europos Sąjungą. Tai yra politinė viršnacionalinė sąjunga su viršnacionalinės vyriausybės sukūrimu ir nacionalinių valstybių pakeitimu į regionus. Ten viskas atvirai surašyta, tik tai niekas nenori garsiai apie tai sakyti. Dėl to 93 metų lapkričio 1 dieną Džordžas Sorošas, tą dieną, kai įsiteisėjo Maastrichto sutartis, paskelbė, kad ES ir NATO dvi neatskiriamos sudedamosios dalys naujo tipo saugumui užtikrinti. O NATO vaidmuo yra platesnis nei kariniai reikalai, įskaitant ir kišimasi į valstybių vidaus politinius reikalus ir santykius tarp valstybių. Štai atvirai Džordžas Sorošas, kuriuo tikiuosi era baigėsi, sulig Donaldo Trumpo atėjimo į JAV prezidentus, labai to tikiuosi. Primenu įstojimą Lietuvos į NATO. Atkreipiu dėmesį, kad į Europos Sąjungą mes teisiškai neįstojame. Yra surašyti visi teisės aktai, datos. Mes nebalsavome už 2003 metų, balandžio 16, Atėnuose pasirašytą 10 valstybių stojimo aktą, įskaitant Lietuvą, mes nebalsavom. Mums nepateikė šito akto balsavimai. Nors jį ratifikavo ir kitos visos stojančios valstybės ir tuometinės narės Europos Sąjungos. Mums pateikė tokį liūdno vaizdo sakinuką. Pritariu Lietuvos Respublikos narystėje Europos Sąjungoje. Bet ir už jį per 2 dienų referendumą 2003 metų gegužės 11-12 balsavo vos po visų valdžių agitacijų po 1 dienos ir piniginių lėšų ES tam leidimų. Balsavo tik 57, bet neprivalomi 75%. Kadangi senovės romėnų teisė, kuria vadovaujamas ir Lietuvoje, ir teismai, teigia, iš neteisės teisė neatsiranda, niekas negali turėti naudos iš teisės pažeidimo. Deja, Lietuvos Respublika tik formaliai įrašyta į Europos Sąjungą. Ir aš manau, kad šita aplinkybė tampa be galo svarbi, lygiai taip, kad kaip 90 metų kovo 11 teisiškai atkuriant Lietuvos nepriklausomybę buvo svarbus nepripažinimo principas prievartinio Lietuvos inkorporavimo į Tarybų Sąjungą faktai. Tik vėliau, 2004 metų Liepos 13, Lietuvos Seimas, pažeisdamas konstitucijos reikalavimą dėl balsavimo referendume, priėmė konstitucinį aktą dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje. Deja, jis teisinių pasekmių nesukuria. Tai ne Seimo, o tautos kompetencija priimti sprendimą tokiu būdu, referendumo būdu.